didžiulio ekrano telefonas su tokiom pat didelėm ambicijom. Tiksliau, pats ekranas yra labai pailgas ir didelis, tačiau sutalpintas į standartinio telefono rėmą. Be abejo, šnekama apie naująjį Samsung flagmaną S8. Ir išties, telefono dizainui didžiausią įtaką turi gerokai susiaurėjęs rėmelis, dėl ko ekranas tapo aukštesnis, pailgas ir atrodo išskirtinai. Naršyti socialinius tinklus bei skaityti turinį internete nuo šiol dar paprasčiau ir jo viename atvertime telpa išties labai daug. Telefono kraštai, kaip ankstesnių modelių Edge modifikacijos, yra suapalinti. Tai dar praplečia vizualinę ekrano dalį ir padidina įspūdį. Bendrai telefono pojūtis rankoje nuostabus. Stiklas tarsi įlietas į korpusą, vientisas, apgalvota ir nugludinta kiekviena detalė. Kalbant apie detalės, iškart pastebėsite, jog nebėra fizinio namų mygtuko. Jį pakeitė virtuali mygtuko versija. Tiesa, spaudžiant jį juntama mikrovibracija, kas suteikia aiškumo, kada mygtuką nuspaudai. Atrakinti telefoną nuo šiol galėsite ne tik slaptažodžio ir piršto skeneriu, bet ir savo veidu. Arba nuskenuoti akies rainelę, kaip kad garsiuose Jameso Bondo filmuose. Nieko nenutiktų, jei kovos scenoje su šiuo telefonu nertumėte ir į vandenį. IP68 protokolas užtikrina atsparumą skysčiams. Kitos vertos paminėti techninės charakteristikos: 64 GB integruotos atminties, kurią galima praplėsti microSD kortele, 4 GB operatyvinės atminties ir, aišku, standartinė ausinių jungtis. Baterijos gyvavimo laikas nėra kažkaip išskirtinis, tačiau telefoną galima krauti belaidžių būdu su specialiu krovėju, kas krovimo procesą gerokai supaprastina. Mėgstat selfius? Tuomet jūs nudžiugins priekinės kameros savybės – 8 megapikseliai ir autofokusas. Išbandžiau, gavausi daug gražesnis nei tikrovėje. Kalbant apie galinę kamerą, jos techninė dalis nepakito. Tie patys 12 megapikselių, tačiau buvo patobulintas vaizdų apdorojimo variklis, kuris leidžia daryti nuotraukas ir video net prastai apšviestose aplinkose. Perinant prie telefono programinės įrangos, nuo šiol telefonas turi išmanų asistentą Bixby, kuris ne tik atpažįsta, kas užfiksuota kameros ekrane, tačiau ir įgalina su telefonu kalbėtis balso komandomis. Programėlės ir visa operacinė sistema veikia išskirtinai sklandžiai, greitai ir be jokių kaprizų. Panašu, kad Samsung ambicijos su šiuo telefonu išties pasvertos, nes tai geriausias jų kada nors išleistas telefonas. Ir pabaigai, šis telefonas parduodamas dviejų dydžių S8 ir S8+. Kainos topo centre prasideda nuo 809 €.